Sveiki visi, brangieji, mėlyjei žiūrovai. Tai šį kartą turime vargšelį Hornetą, kuris po nedidelio įvykio stovėjimo aikštelėje be kažkokių tai, kaip čia pasakyti, pateisinimų priežasčių sudužo. Ir pasidarė nebetinkamas naudoti, o tai reiškia kreivas. Kaip čia jums parodė dabar, kad jisai kreivas. Va, sakykime, matome kažkokį tai kreivą konstrukciją vairo. Kažkaip tai taip reiškia. Bet jeigu jau vairas stovi tiesiai, tai ratas šiuo metu netiesiai. Kaip bebūtų man jo gaila ir koks jisai dailus bebūtų buvęs prieš tai, reikia jį atgaivinti. Taigi, šis motociklas turi problemą, gal sakyčiau, su stabdžiais, kuriuos reikia perrinkti, nes šiek tiek trinasi ir trynėsi ir anksčiau. Ir taip pat yra problema su vairo guoliu, kuris jau yra sudilęs ir kaip mums jau įprasta yra netinkamas naudoti, taigi jį reikės pamainyti nauju. Na ir kas dar? Be abejo, dabar jau yra ir kreivi amortizatoriai. Labai tikėtina, kad tiltelis kreivas, vairas savo ruožtu reiškia reikia irgi pamainyti, patiesinti iki naudojamos būklės. Galbūt rasime ir kokį rankinėlę uždėti dailesnę nei šita. Nežinau, ką daryti su gazdo rankina, nes jinai dažniausiai būna spec. Nors iš tikrųjų gerai paieškojęs raščiau. Visais man čia nenori ant to mano keltuvo stovėti. Taigi reikia pasistatyti jį ant ožių. Ir be abejo visą šitą priekį pasipilt. Dabar labai gerai matosi, kaip ant kiek jis yra kreivas. Čia viskas persikreipia, kas įmanoma turbūt. Nežinau, kaip čia stipriai. Kažkaip nestoja man. Nesuprantu. Čia viskas savo vietoj. Lyg tai gerai. Tai va. O, visi žiūrėkit. Iš čia, aišku, pas mane tas visas motociklas biški taip stoja, bet... Ajajajajaj. Ką, rato šis nelabai nori lyst. Tai mes truputį pasinaudosim įtikinėtojų pagalbą. Jums teks persivers kartu su manim. Jinai nelabai nori lyst lauk, nes jinai yra kreiva, ta prasme. Ne šiaip sau. Kokia šikna, gali ir nelyst dabar, nes varžtas įkištas. Brangioji. Ačiū tau. Ačiū tau. Kaip viskas šūdinai. O, kokia kryva, net ant akių matosi. Gerai. Ką, ardom toliau? Gyvatė nenusiema. Kažkur yra dar varžtų. Šitą gyvatę turi nusimti, irgi nenusiema. Va, nusiemi. Šie nepasiduosiu. O, kaip viskas gražu, viskas savo vietoj. Jokie žepliai čia dar nieko neišdraskė. Neišlaužė. Ai, kaip fainai. Ai, kaip smagu. Ką, jeigu niekas čia dar nekrapštė, tai aš būsiu tas pirmasis, kuris viską ir išlaužys, sugadins. Ir suniokos. Biški yra svetimkūnių. Juos mes pašalinam iš žaidimo. Ką mes čia turim? Dar keletą fiškių. Atkabinam. Galima nuimti ir visą kitą reikalą. Netrukdytais mums čia. Tai motociklas papiltas. Kitaip sakant, pilnai išardžiau priekį. Tai dabar labai gerai jaučiasi, kad tas vairo guolis visgi buvo blogas.
Nu, jis stringa, kaip sakoma, turi tos tokius laiptukus. Tiltelis apatinis dabar jau yra, nu, va, ta pusė užsirietusi į viršų. Jis tiesiai net nenori stovėti, tik susisukęs šitaip, kadangi guolis plešia į šoną. Labai tikiu, nu kaip labai tikiu, aš noriu tikėti ir manau, kad nu, šito vietoje aš neklystu, bent jau pats savo, kad šitas įvykis, kuris įvyko lygioje vietoje be pašalinių įsikišimo, reiškia, ir be atsitrenkimų jokius kliūtis, įvyko būtent dėl vairaguolio kalties, dėl to, kad nu, smegenys, kaip sakoma, galvoja už jūs ir greičiau, negu jums norėtųsi. Ir nu, refleksai, žodžiu, daro savo, jūs jau jų nebekontroliuojat. Taigi, kaip bebūtų, šitoje vietoje aš kaip čia nesu kažkoks tai specialistas ir čia nenoriu jums kažko tai įrodyti, kad motociklai turi būti tvarkingi, bet turėkit minty, kad refleksų jūs savo nevaldot, nebent jūs juos treniruojat, o smegenys tos refleksus valdo kur kas geriau, negu jums galėtų pasirodyti. Jeigu smegenim atrodo, kad jūs krentat, tai reiškia jūs krentat. Kas liečia amortizatorius? Tai paznait, ar čia išsitiesins, nu bandysiu atiduoti. Čia jau guzas. Čia guzas irgi yra va šitoje vietoje, va reiškia viskas sulinkę. Tiesą pasakius, labai keistai. Nu, ne keistai, aišku. Smūgio, kadangi nebuvo, o buvo užsisukimas į šoną, nu, užsispaudimas to rato, aš nežinau kaip čia pavadinti. Tai ir linko būtent viršutinė dalis. Tai labai tikiuosi, kad visą tą reikalą dar įmanoma atgaivinti. Nu, bandysim nuvežti pasižiūrėti. Tiltelis turėtų pasitiesinti be didesnių bėdų. Lyg tai kreivai nesisuka. Tuo mes jį dar išardysim, pasižiūrėsim guolius visus tos ir visą kitą reikalą. Vairo guolis efektyviai veikiantis, stabdžiai ir nepasibaigusi priekinė padanga be va tokio va kūgio per centrą sudilusiais kraštais. Yra viena iš, kaip čia sakyti, vienas iš svarbesnių dalykėlių vairuojant motociklą. Taigi nebūtinai pas jūs praktikos trūkumas, ar čia tik pradėjot važiuoti, reiškia maždaug nėra įgūdžių. Bet lygiai taip pat tų įgūdžių gali ir neatsirasti, jeigu važinėjat su netvarkingu motociklu. Kaip bebūtų žmogus, prie prastai važiuojančio motociklo pripranta greičiau negu šuo prie pavadėlio. Palygint, kaip taisyklė, nėra su kuo. Na, nežinokit, kokia istorija bebūtų, ne, gal reikia kitaip sakyti. Jeigu nežinočiau, kaip įvyko šitas įvykis ir pats tas žmogus, su kurio pagalba šitas įvykis ir įvyko, jeigu jis man nebūtų papasakojęs, kaip čia viskas buvo, nu, aišku, yra tikimybė, kad gal visgi pasakė ne visą tiesą, bet niekada gyvenime nepatikėčiau, kad nedalyvavo treti asmenys ir visi liko gyvi, reiškia, po tokio įvykio. Taigi, sakiau, berods kreivai nesisuka, bet ne, visgi sukasi kreivai. Pasižiūrėkit, kaip ašis juda persikreipia per šoną, pasitraukia. Nežinau, tik per kamerą ar matosi. Matosi. O dabar jeigu žiūrėsit tiesiai kiaurai per tą, o čia vat matosi guziukas, va šitoje vietoje iš tos pusės. Kaip sakoma, kajuk. Nežinau, ar čia kas nors apskritai išsitiesins. Bet gal kaip nors pavyks. Nu tai brangieji, kaip ir sakiau, vairo guolis, o kaip gerai matosi, reiškia duobutės visos fantastika tiesiog. Nuostabu, čia apatinė guoliavietė. Čia yra kur tos duobutės. Nu, jeigu nesimato, tai aš nuotrauką įdėsiu. Viršutinė guoliavietė išrūdijusi. Apatinė guoliavietė matosi ir kur gavo smūgį, kurio vietoje prisispaudė. Ir taipogi matosi, va tie juodi taškiukai yra ten, kur gavo smūgį. Ne kur smūgį gavo, kur yra sudilimas. O čia va yra užspausta jau reiškia per įvykį. Nežinau, ar čia kas nors matysis. Matosi, va šalia juodo, va čia va yra dar viena duobutė.
O ten labai aiškiai matosi, kad yra per įvykį, kadangi neišdylė. Nu ir čia viršutinės guolio kita dalis, reiškia. Vargšas guolis. Vargšas motociklas. Nu ir aišku, čia irgi tos duobės, kaip sakoma, visos matosi. Tiltelis, nu, gerai, o tai va, gerai matosi, kad kreivas, o čia beveik lygu, čia taip kosmosą žiūri. Nu ir pati esmė visa, reiškia, šitas daiktas, kaip čia jums parodyti per kamerą, kad blogai matosi. Blema, nu, va, pasižiūrėkit, kaip nučiuožęs į šoną. Lygiai taip pat, kaip mano buvo Hondikė, kai parsivežiau, nu, kai man parvežė ją iš Prancūzijos. Tai pas save aš užsiminėjau nesąmonę ir susidėjau iš dviejų vieną pasidariau. Tai, kaip sakoma, šitas reikalas ne tik tai viršui sulinkęs, bet jo ir vat, jis nuo čia dar yra sulinkęs va taip vat. Į šoną. Nu, taip va. Nežinau, turbūt nebeapsimoka jau netgi tiesinti to reikalo. Čia idiotas tik tai, kaip sakoma. Nu, gal, nežinau. Aš, kaip sakoma, neatmetu jokių galimybių. Ten, kur montuojasi guolis, nepanašu, kad būtų pažeista. Tai gal ir viskas gerai bus. Išsikrapštys tas guolis. Nesijaučia, kad būtų sugadinta. Nežinau, ar čia kas įsitiesins. Tai buvo nuspręsta ir Hondikės baką patiesinti šitą vat reikaliuką visą. Tai dabar reikia, aišku, nusikrapštyti baką visą, išpilti benziną, išimti visas gumeles, išimti kuro siurblį, dangtelį šitą visą nukrapštyti, reiškia, kad būtų jau paruoštas tiem dažytojam, kad jie galėtų, ar menininkam, nežinau, kam čia atiduos, kad galėtų jau jie jį patiesinti, palyginti ir galbūt padažyti. Tai iš esmės nuėmimas yra gan nesudėtingas. Du varžteliai priekyje, ypač kai visko nėra čionais viso kito, tai palengvina visą tą reikalą, aišku, sėdynę reikia nusimti. Tai dabar tada nusikrapštam, išsipilom benziną, reikia dar raktą susirasti, kad kuro baką atidaryti. Kaip šitas raktas dabar jo? Gal į sėdynę įkištas, ne? Taip. Na, pavyks benziną išpilti ar ne? Ne. Reikės pilt paprastuoju būdu, tiesiog aktyvuojant kuro siurblį. Nu gerai, tai prie darbų. Tiesa, negavome, užsakėme naują, netgi ne mes užsakėme naują tiltelį. Tai haltūrinti nereikės šitoje vietoje, ir nieko burt, virint, jau bus, kaip sakom, naujas. Šaką kol kas dar dėja nepatiesino. Paprastasis būdas veikia labai gerai. Benzinas čiurlena į bakelį, panašu, kad labai senas, nes kvapas jau labai nekoks. Nu va, 2 laideliai, batareika. Все, ir bėga. Svarbu, ko gero, tik tai nesupainiot pliusų su minusu, nes į kitą pusę leidžia tą benziną. Tai žodžiu, išsileidžiam, kad jis mums čia netrukdytų. Tuo tarpu išsiardysim, reiškia, šitą viršutinį dangtelį, truselį čia dabar tą reik nuimti, kuris ten būna prikabintas po rėmų, kad žiopliai nekeltų bako daugiau negu reikia. Ir siurblį ištrauksim paskui. Svarvinau beveik 12 litrų benzino, gal ir netgi daugiau, bent jau pagal mano kanistrą atrodo kažkoks geltonas ir labai pasenęs vizualiai. Tai gerai, tai mums reiškia, kadangi aš jau apversti negaliu, nes ten liko šiek tiek dar to benzino, kurį nesinorėtųsi man išpilti kur nors, nu, kad man čia paskui nesmirdėtų, tai mes išsiimsim bet kokiu atveju vat šitos daikčiukus, nu, kad jau netrukdytų jie jokiem dažytojam, kad nebūtų jiem klausimų nekiltų. O tikiuosi dažytojai nenudažys. Tai dabar tada, kas vyksta? Atsisuku gaikutės veržlykės ir įsikrapštam tuos, supakuosim maišelius. Tiesa, dar turim keletą gumelių, kurios irgi, kaip čia sakyti, dažytojai jas uždažys garantuotai. Tai mes jas išlupsim, iščiurlensim ir bandysime priduoti kažkam tai nudažyti.
viskas, bakas gatavas. Šitos pakramtymus čia galima pasiekti iš vidaus, tai burtininkai turėtų pasiekti išlygiai normaliai, kad nereiktų kilogramą špaklius dėti ir kėbulistam atiduotas. Bakas šiaip aišku, kad ir koks motociklas dailus bebūtų, jis visas matosi, parūdijęs, reiškia. Čia aš jūs galiu įkišti baką į vidų. Matot, kaip ten viskas atrodo. Viskas dailiai. Bakė. Tai va, tai žodžiu, su baku tokios tokelės, su kuro siurblio, kaip matot, ant filtriuko prisirinkę rūdžių, smėlio kažkokia tai, ne, čia rūdis visgi, ne smėlis. Tai tą dalykėlį mes nuimsime ir išvalysime kiek įmanoma, prapūsime, išplausime, reiškia, kad nereiktų mums jo keisti nauju, nes tokie dalykai anksčiau ir vėliau susismulkina ir galų gale papuola į siurblį, purkštukus užkiša ir, žodžiu, pridaro bėdos. Nedaug čia, aišku, tos kūro sistemos yra viena žarnelė, reiškia, ir purkštukai, bet vis tiek bėdos gali pridaryti. Tai gerai. O toliau tada mes einame, nebūtinai dabar, galbūt ir vėliau, bet reiškia prie pakojo pakeitimo. Dangtelį reikia pakeisti, nesudraskytų, nesukramtytų turiu, dar stabdžių diskas, dar tiesą stabdžiai reikia išvalyti. Žodžiu, yra ką veiks su šito motociklu, kol gausime visas trūkstamas detalės, kad ir kaip tinginys mus šiandien valdytų labiau negu įprastai, reikia eiti darbuotis. Atėjo pirmosios dalies pabaiga, galbūt ir netikėtai, o gal ir ne. Žodžiu, kaip bebūtų, tai jeigu patiko ir norit daugiau, tai subscribe juostelį varpelį, šalia gausit pranešimą, kai bus naujas. Mes taip pat retkarčiais būdame ir Instagrame, taigi galit mūsų paieškoti ir tenais. Ir aišku, geras, blogas, protingas ir neprotingas mintis, visus kviečiu palikti apačioje komentaruose, niekur toliau eiti nereikia. O šį kartą tiek, brangiai, iki.